I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me, I'm the one who had your babies. Remember me, I'm the one who had your babies. Remember me, I'm the one who had your babies. Jau čia nekoks intro bus, ne? Sveiki visi, kurie nepaliko dar šio kanalo. Šiandien adatos. Kad neapsimeluot. Tai siūlas Eldorado, bet šiaip galvau, kad jisai kaproninis. Nu, iš čia toks kažkoks kaproninis ir bus, sakykim. Kokia esmė mano šitos nesąmonės? Atsibodo blogą nuo feederių, žinokit. Laukiu žieminės žuklės kaip pasiutęs. Todėl turim siūlą, turim adatą. Pamenat, kur dariau kilimėlius kažkada? Turim daug medžiagos. Ką mes dabar darysim? Darysim profesionalius tuos, ką žinau, ankeliai, ankojai, nežinau. Nu kaip profesionalius? Pažiūrėsim, kaip mums gausis. Ir tiesiog noriu visą tai parodyti, kad čia yra tikrai nesudėtingas reikalas ir galim pasidaryti kiekvienas. O kas negali pasidaryti ir nori tokių, gal padaryčiau, jeigu kainą sutartume, kad visiems gerai būtų. Šiaip, man atrodo, kad čia tikrai pigus variantas, jeigu klijuotis jį su izoliacija. Nu, tik siūlas brangus kažkaip gavęs. Siūlas su adatom kainavo 7 ar 8 eurai. Kai tuo tarpu to minkšto kilimėlio visa dalis kainavo 10 eurų. Jo, likti šitas 10 storesnis. Tai va. Tai dar kartą dabar ko mums reikės, tai peilio. Aš čia būtent turiu skalpelį. Nežinau, galima naudoti bet kokį peilį, geriausia britutė turbūt. Užsidedam, net užsidėti jau nebemoku. Žodžiu, peiliukas, momentas šioks toks, adatas, siūlas ir mūsų kilimėlis. Kadangi esam tinginiai, kai visada, bet manau, gal čia nebūtinai tinginiai, o mąstantis. Bandysim pjauti daugiau sluoksnių vienu metu. Nu, gal ir nežinau. Peilio ašmens neužtenka. Ėmiau čia 5 mm, net nežinau, kas čia per medžiaga. Žodžiu, medžiaga skirta stabdyti vandenį. Nu, vandenį stabdyti, kad nesudrėktų parketas. Tai manau, kad jinai tikrai veikli bus. Ne, bandysim po 2 pjauti. Ką čia mes turim? Turim apytiksliai. Dėsim 30. Dėsim jo 30, tai čia gausis nuo kraščiuko iki 100 pm. Kaip matyt. Tušinukas be smėginiukas. Galvau žymėti visus, bet pjaunam vieną, pažiūrėsim prie kojos, prisidėsim, kiek čia, ką mes čia padarėm.
Kokį šūdą nupirkom? Vajezu. Gerai, tikrai ne 30. Ne, nu principai jisai nelūš, kai bus siauresnis, tai va toks. O čia mes turim, nu galim per šitą liniuotę daryti, čia bus 17. Bus 17. 18, gal tai reikia pasitikrinti. Jo, 18 su trupučiu. Nu gerai, darom tokį. Pasidarėm 8. Aš manyčiau 6 mūsų optimaliausias. 6 tai turi būti 3 comai. Jo. Atrodo gerai. Šiek tiek kietas daiktas. Gal minkštesnio norėtus, bet gal kaip tik gerai, kietesnis. Tiesos akimirka. Ar mes sugebėsim apsiūt? Šiaip jau ko apsiūt, tai tikrai nemoku. Prisipažinsiu, mokyklai nelabai lankiau tos pamokos. Gal ir buvo. Čia prisikabinu, kad nepabėgtų jie man siuvimo metu. Šiaip jeigu aš jį visą apsukčiau. Jeigu visą apsukčiau. Ne, nesukčiau. Tai va, už kadro pasidarau dar vieną. Čia aš copyrightą gausiu. Žodžiu. Baigėsi siūlas. Jeigu ir baigėsi tas siūlas, iš tikro kerpu tiesiog. O. Gerai. Taigi, turim žvejybinius batus. Dedu vieną sluoksnį, kad dabar galėčiau būti jį. Ir ką? Atbėgam, žvejojam. Nu, prekinės išvaizdos tikrai nėra, bet jau manau geriau.
Aišku, galima gražiau viską, galima geriau daryti, bet čia jau tikrai su šitais važiuosim pasibandyti. Gavosi gan kompaktiški. A niekur pasidariau, tai ten visi sluoksniai pasižiūrė mašiną ir aš net jų neėmiau. Tai va, tęsiam toliau. Norėčiau padovanoti ritę. 5000 ritė. Kažkokių išraiškingų kleibėjimų aš jo nerandu. Na, gal tik, žinau. 5000. Raudona, graži. Nėra aukštos klasės ritė, yra prastos. Prisisakiau čia iš interneto, bet kaip konkursėliui. Manau, sueis. Jinai yra dugninės ritė. Ką mes pradžiai darysim, dabar tai paviniosim to pačio kaproninio. Galvoju, ar kaproninį naudot. Nes būgnas gan gilus. Mes jeigu pripildysim jį valu, kam 300 metrų to valo išleisti. Jeigu galima įdėti kokį 100, 102, 105. Nors čia rašo, kad 0,25 valo 300 metrų telpa, tai 0,35 valo 200 metrų. Aš turiu tokio čia kažkokio paprasto valiuko 0,28. Gal vyniot visą? Negailim? Negailim, ką čia su tais siūlais. Pažiūrėsim, kaip kuluoja valą. Va, ir iš visokių tiktokų prisižiūrėjęs. Ai. Meškerės galo mums reikia. Kaip meškerytė? Normaliai? Eksperimentuojam. Tiksliau, improvizuojam, nes neturim meškerės namuose. Nei vienos meškerės neturim. Viskas ant tiek paslėpta, jau laukiama žiemos, kad aš negaliu. Jau purto. Tai... Nu ką, žinau, suvinioju. Viniau iki išmetimo žiedą, nes toliau viniot pavojinga biški. Lygiai, ką žinau. Graži, gerai viniojanti ritutė, 5000 dugniniai, 0,28 valas. Raktinis žodis komentaro bus noriu. Vėl toks pats padarom, kad jau laida iš namų, tai tiesiog konkursėlis gale ir žodelis noriu. Ir išrinksim, nežinau kada išrinksim, greit išrinksim. Per savaitę, gal greičiau. Turiu dar projektėlių šiek tiek tokių žvejybinių, ką galėsim padaryti. Tai va, greit ir pralošim. Neužtruksim. Šįkart neužtruksim. Nes dovanas tas praeito konkurso tai tik šiandien siunčiu. Tai va, gerai. Ačiū, kad žiūrit. Tiesa, susikūriau Contribui paskyrą. Tai joje nieko nėra, bet kas norit mane paremti, galit užsukti. Ateityje ten bus kontento tokio truputį žiauresnio, taip sakant. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrit ir susimatom. I want you to get together. Put your hands together one time.